Ką, labas rytas, saulės spindulėliai. Aš jau atvažiavau į kitą spotą, Hinagdana Cave and Bath Resort. Reiškia, mes galėsim ten pasimaudyti ir po keivus pavarinėti. Vakar aš jau nebefilmavau, nes blemba persišaldžiau kondiškiai. Tai prastai jaučiausi, tai jau galvoju, ai, taip dabar bandom rasti įėjimą. Nu ką, varom į vidų. Čia jau prasideda, tai reikės palaukti. Aš nesuprantu, kur čia šalmą duos, nes turėtų dar šalmą duoti. Kas įdomu, kad čia tik realiai šitas urvas ir viskas. O skaičiau, kai atsilipimus, tai sakė apie valandą trunka maršrutas. Tai what the heck, nesuprantu už biškį. Nu, pagrindinė ir viskas. Kažkaip nuotrauka buvo pridaryta belekiek, kur skaičiau atsilipimus. O čia dabar... Ok. Tai varom dabar į kitą spotą. Kas man patinka, kad čia trafiko daug mažiau nei Sebų saloj. O dar vienas kitas šikšnosparnis skraido. Dar pasimiau Moca Yamaha NMAX-ą. Daug galingesnį ir patogesnį, nes nesąmonė su tais pigiais įvažiuot, užpakalį tik skauda, tai galvoju, netaupysiu, pasiimsiu geresnį. Va, koks draugelis atėjo ir kitas. Draugiški kokie. O. Tai atvariau į parką, žiūrėsim va tokias beždžionėlės. Bilieto kaina 150 pesų, tai daugiau nei 2,5 euro. Čia dar reikia pasižiūrėti video būtinai. Čia visai bus įdomu pasižiūrėti tas mažas akis, tai tokius didelės. Įdomus faktas, kad jų akis nesisuka, tai visą laiką galą gali pasukti 360 laipsnių, kaip vos ne kaip pelėdos. Tai įdomus tokie padariukai. Karočią, bairis tas, kad čia negalima labai kalbėti. Ir realiai ten į viržų patį įlindęs, tai nieko nesimato. Aš net su telefonu bandau priartinti. Niekiek nesimato, karačią. Tai iš visų jų yra tik 3. Dabar kur galima pasižiūrėti. Tai nežinia, ar pamatysim kitus. Va, žiūrėkit, miega vienas. Tai ką pavyko pasižiūrėti visas beždžionėlės. Tai dabar varom į kitą lokaciją. Kiek aš atsimenu, kažkur 2 valandos kelio. Tai paskutinis beždžionės ten nefotkino, nefilmavau, nes labai jau daug žmonių buvo, tai viskas tas pats realiai. Bet visai man patiko šitas beždžionėlės, įėjimas labai pigus, ganėtinai arti porto, tai yra uosto, tai pusę valandos tik kelio ir kaina €50, tai čia tikrai ne apie nieką, tai galima apsilankyti tikrai, tai rekomenduoju pasižiūrėti tas beždžionėlės, visai fainės jos. Nu ir va čia šita upė ir va tas kruizas. Va tokiais plaukt galima, bet aš tokiais tai tikrai nenoriu. Labai populiari vieta čia. Ką, nepavyko pasiplaukti su kajakais, tai į kitą lokaciją atvažiavau, pažiūrėkit. Tai šita lokacija vadinasi Chocolate Hills. Labai populiari vieta. Virš 1280 kalvų. Tai įdomi visai. Atrodo tokie kaip realiai spuogai žemės. Man tikrai nuostabus vaizdai. Bilietas kainavo €50. Bet žmonių kiek. Tai kaip matėt, dabar visos kalvos yra žalios, o kodėl jos vadinasi šokoladinis, nes kai yra
sausas sezonas, jos tada, nu reiškia, visa žalė išdžiūsta ir jos tampa rudos spalvos. Tai galite pasižiūrėti Chocolate Hills ir tada pamatysit, kad yra dviejų spalvų - žalia arba rudos spalvos, tai kaip šokolado. Tai dabar galim varyti į kitą lokaciją, bet tikrai vertėjo, kaip už €50, tikrai faina kaina iš tikrųjų. Galima šauti dabar, manau, jau link viešbučių, nes jau turim 6 valandą vakarą. Va, sustojau tokioje gražioje lokacijoje ir čia va pardavinėja how much days? This is only, how much is this? 30 pesos only. 30 pesos. Yeah, but how much days? 16 days. 16 days. 16 16 dienų. Duck? Yes. Yeah. Ego badam. Duck. Žmogus valgys. Siūlė man, bet aš sakau, nelabai. Small chick inside. Small chicken, yeah. But this is very delicious for us Filipinos. Yeah. This is the best street food here in the Sakė, Philippines. daug proteino čia. This Bon is how appetit. This is how it, yeah, bon appetit. This is how it be eaten. Oh my god. All of it, yeah? Siūlė man, bet aš sakau, ai, tiek jau to aš atsisakysiu. Na ką, tęsim kelionę toliau. Delicious. Ir kainuoja labai pigiai. Kiek 25 centai berods, tai čia, kiek čia? 50 centų europietiškų, gal net mažiau. Ir čia daug žmonių susirinko. Aš sakau, aš jums sumokėsiu, bet aš nevalgysiu. Nu ką, atvariau į viešbutį, man toks viešbutukas, nu kaip čia viešbutukas, pensionatas pas aš čia vadinasi. Pasidariau arbatėlės, nemokamai, dar kas gerai, į pusryčiai įskaičiuoti ir 11 eurų. Na, nelabai toks kambariukas, Lambokė būtų geresnis, nes pas aš čia matot, sezonas visą laiką ir dėl to ir kainos tokios. Tai va. Tai ką, šiandien tiek, labai daug iš tikrųjų įspūdžių, daug buvo nuvažiuota, daug buvo pamatyta, su daug kuo buvo pabendrauta. Tai va, tai varysiu ilsėtis, tai ką pasimatysim rytoj. Iki.